Vienas, du. Mačiau labai daug, aišku, kai vis dar nežiūrėjau neigiamus komentarus, aišku, labiausiai atkreipiu dėmesį tai neigiamus komentarus. Vienas dalykas. Tai, kas 99% žmonių gyvena varguolio gyvenimą ir jie visi, kaip sakant, komentuoja, kaip ten blogai kažką daro. Tačiau žiūrint iš tos pusės, ką tie, pavyzdžiui, sėkmingi žmonės daro, aš abejoju, kad nors vienas iš jų sėdi Facebook'e, ar tai sėdi kažkokio YouTube'e, kažkur komentuoja kažką, kaip kažkas kažkur kažką daro. Žodžiu, jie tikrai tenais nesėdi, jie daro savo gyvenimą, apie juos kuria filmus ir panašiai. Ir jie, kaip sakė, nekreipia dėmesio, kaip sako, karavanas eina, o šunys loja. Tai aš tą mintimį pradžią pažiūrėjau, galvoju, jeigu daug negatyvių, neigiamų komentarų, tai turbūt kažkas turi būti gero, nes apie mano sesę, tarkim, irgi milijonai komentarų, aš ją pažįstu nuo vaikystės, jinai mane ant rankų nešiojo, bet už mane 10 metų vyresnė žuvo. Ir mane ant rankų nešiojo, ir buvo jūs nusivežus, ten kai buvau vaikas, dar daug, ta prasme, dalykų buvo, ta prasme, aš ją pažįstu, kokia jinai iš tikrųjų, kad jinai auksinė širdies yra. Moteris turi 6 vaikus, viską. O komentarai, jie tiesiog yra šmeižintis, bet apie ką kalbėsi. Kaip? Ne, čia aš video pasileidu, nieko. Kas apie jį? Nu. Tai tiesiog aš supratau, kad aš jau pagal sesės pavyzdį supratau. Tas pats buvo ir mano šeima, mano mama dizainerė drabužių. Jinai kuria įvairius, ta prasme, drabužius, ta prasme, dažniausiai kaip turtingiam ten. Kalbu Lietuvos, nes, aišku, nesikišuoja, jie ten bandė kažkas iškelto, prasme, davai čia būk, ten kur kolekcijas nenori, sako, ką man daryti. Tai pirmas dalykas, jos drabužių kainos 3 kart pigesnės, nei, pavyzdžiui, pas Statkevičių, bet pasiūnai 3 kart greičiau, kokybiškiau, nu, žodžiu. Nenoriu ten įgyti nieko, bet tiesiog žinau atveju, kai iš to pačio Statkevičiaus pabėgo po 2 mėnesių, negavo ten ko norėjo, pas mano mamą pasiūlo ir iki šiol jau 5 metų kiek yra klientas. Ta prasme, tiesiog iš lūpų lūpas, nu taip eina pas ją. Ir mano mama, dėl to mano tėvas irgi mėgsta, kaip kabutės įsiskaičiu įsišaukti, bet iš tikrųjų mėgsta apsirengti stilingai, išvaizdžiai, įspūdingai, tiesiog prižiūri savo stilį, realiai. Ir aš, aišku, taip visą laiką domėjausi, kaip čia rengtis, taip toliau, ir mano sesė, tai mes vis dar buvom tokie įsiskiriantis kažko. Bet, aišku, automatiškai sulaukia įvairių pašaitų žodžių, ar tenai, žinai, pavydžių, net dažniausiai tikriausiai, nu, daug tokių visokių. Ir neigiamą, tai aš už tai labai sakau, pradžiai tikrinau tos airino būtent tavo tos mokymus, kas čia kaip, kur kada, bet pamačiau tos mokymus, pamačiau jų pokyčius, pasižiūrėjau ten vos 300 daugiau video, kur pas tai yra, galiausiai nusipirkau knygas. Ir tos knygos aš iš jų neskaitęs dar gal 2 apie santykius, apie ilgalaikius santykius, bet aš ypač akcentuoju pačią pirmąją, nes aš kadangi vis tiek eisiu į pilnus mokymus, turiu tokį planą ir tokį įsikėliau tikslą, tai pirmą knygą, tai man, aš dar nieko, sakau, nepažengęs, bet man jau duoda realius rimtus tokius rezultatus, kai aš sugebu jos dėka perlipti per save, pakalbinti moteris ar panelės, kurių gyvenime anksčiau niekada nebūčiau kalbinęs, nebent girtas. O aš kalbu, kad darau klaidas. Aš šis nemėgstu gerti, aš seniai negeriu, bet jau kai nueini į klubą, tai su draugais, tai jie nedrąsus, jiem reikia išgerti, automatiškai davai ir tu išgeri. Man tai aš dažniausiai visam vakarui 1 bokalo man per akis, bet nu, tai yra tas minimalus dalykas, kiek man reikia, bet vis tiek. Man smagiau būtų iš vis negerti, kai, žinai, visi aplinkui geria, tai maždaug tu keistai atrodo, kad negeri. Ir aš atsimenu, kiek kartų buvo, kai tiesiog nueinu į klubą ar ten kažkokį pasišokti, kad kviečiu kitus savo ten stalę, sakau, davai, pašokti, einam. Sako, tu šią aikštelę neinam, negalim, kad nieko nėra. Sakau, tai kas, mes klausim. Ne, reikia išgerti. Ir aš tas labai gerai klausiu. Ir praeina beveik valandą laiko. Jie užgėrė gal po 3-4 alos, jie dar negalim. Aš jau vienas nueinu, pradedu strakalioti iš tokio nervo maždaug galvoju. Aišku, juokingai atrodo, nes vienas aš nemoku ten idealiai šaukgalę kaip strakalioti. Bet tiesiog man linksma.
paskui žiūriu pradžią, pamatau ten įvairius keistus žvilgsnius iš aplinkinių, kad ten maždaug keistas, koks ten vienas, protavos, ten panašiai. Na, aišku, paskui prisijungia daugiau žmonių, paskui įsivažiuoja, po valandos jau šis ten gerai einasi ir viskas gerai, kad smaganas. Bet sakau, va to tokio, visada pasikviesdavau savo tarpę ar labai žmonių, kurie tiesiog, nu, irgi tokie būtų drąsūs, galėtų eiti, bet žinai, Tokių nelabai sutikdavai. ne, realiai ne iš jūsų. Ta prasme, Tokių realiai nėra. aš visada savo aplinkoje įsiskirdavau savo kažkokiais išsišokimais, galbūt jie taip sakytų, bet tiesiog aš darydavau daugiau negu jie, nes tiesiog eidavau ir kas pasiseks, nepasiseks, kas iš to, kas atsitiks. Aišku, būdavo įvairių atvejų, bet po kiekvieno tokio, tai toks kaip akmuo, kaip lytara ant širdies ir tu vis sekant kartą vis sunkiau prisiverti lipti ir vėl ten kažką daryti. Aišku, bandai ten, taip nusispjaut, davai, kaip bus taip, bet pastebi, kad vis sunkiau, o dėl ko tai ugdo nepasitikėjimas savimi, kas mes stabdo jį. Ir aišku, labiausiai aš nepasitikėdavau dėl kelių priežasčių, dėl savo įvairių kompleksų. Pirmas tai yra, pavyzdžiui, ūgis. Aš savęs nelaikau aukštų, nes mano tėvas yra virš 1,80 m, o aš tai ten 1,75 ar 1,74 kažkas. Tai automatiškai žemas, realiai mano draugas irgi toks pats, mes abudu žemi ir mes viens kitą paskatinami, taip sakydavom, kad, nu tai mes žemi, jeigu būtume aukšti, tai vėl būtų kamas mūsų. Mes taip einam kabint panų ir, oi aukšta, nekabinam, oi aukšta, nekabinam. Nu, žodžiu, tik tipo žemas, kaip mano čia. O jeigu yra nuo aukštų šokam, tai nežinau, ką pasakyti, pasimetę. Nors realiai tas pats viskas turėtų būti, bet mes jau pasimetę, tokie nepasitikintys automatiškai, aišku, atstumimai labai dažnai vykdo. Visi geriausi atvejai, kai mums pavykdo kažką nukabint kabutėse, tai būdavo būtent, kai mes kažkaip dzin būdavom jungę tokį easy durniaus lygį, kaip sakant, eidavom beleką, beleku ir žiūrim, tos panos pačios kildom, nors nesvarbu tos ūgis būdavo. Bet mes įsitikinę, kad ūgis čia labai daug duoda ir mes jau viskas, maždaug taip užsiblokuodom. Tai Aideno dėka realiai aš jau pirmas kelias aukštaūgės, sakyčiau, net pakalbinau, kurios ten pusę galvos ar ten visą galvą aukštesnis, kur anksčiau nebūtų man drąsos, aš net nežinočiau, ką sakyti, nors realiai viskas tas pats. Jos tos pačios moteris, tik kad ūgis kitas. Tai labai dėkui Aideno dėsme už puikią veiklą ir laukiu tų mūsų mokymų. Kitais metais gaila, tik tai, kad ne šiemet. Galėčiau tai dabar kūdėčiau. Bet, sakant, ką prisidirbęs esi, tu turi įsispręsti visus reikalus, susitvarkyti. Tiesiog žiūri į į mokymus kaip investiciją į save, iš kurios paskui gali būti pačiam uždirbti. Nes visam pasauliu yra milijonai, milijardai. Milijardai tikriausiai vyrų. Jo, kurie yra beta, galimai, totaliai, ta prasme visom, kaip reikia pinigų. Taip. Tiesa, galiu papasakoti tą įvykį apie save, kad yra paskutinis mano pirkinys kaip beta, 2 net pasakysiu paskutinis, mėnesių beveik. Tai pirmas buvo telefonas, nusipirkau išmanųjį telefoną, nes anksčiau turėjau tą tokį mygtukinį, dabar turėjau liečiam, bet jis buvo senovinis. Dabar kažkokį nusipirkau kaip pada išmanų, bet esmė net ne. Aš galvojau, taip, nusipirksiu išmanų, tai jau tada jau panai labiau patiksiu, nusipirksiu mašiną, tai iš vis jau tada jau bus gerai. Ir nusipirkau tą telefoną, nuėjau pas tą paną, ten kurį man labai patiko. Pastebėjau, kad jinai pradžioje susidomėjo, bet tas susidomėjimas truko maksimum minutę. Jinai paklausė, kiek kainavo, ar nesigali, kad pirkai, dar ten kažko ir viskas, realiai. Ar geras telefonas. Ir viskas, realiai, dingo. Žodžiu, jisai daugiau jokios emocijos nesukėlė. Ir galvoju, tai kas su mašina būtų dieną, būtų toks kažkoks, o paskui vėl dingtų. Ir kitas dalykas, tai būtent aš pas ją buvau, jinai turėjo katiną. Katytę, kažkokią žodžiu, aš ten su žodžiu, man apdraskė ranką, bet nesvarbu. Ir aš nuvarėjau, tą pačią dieną, iškart kažkaip kitą dieną, kas jau nuvarėjau, vos ne iš paskutinis, nupirkau kokią nesąmonę. Galvojau, pas ją nuvarysiu, va jau čia tokia atsinešį nesąmonę, va. Ir žiūriu, kiek čia kainavo, pala.
6 litrai, nedaug, bet esmė nusipirkau ten už vos ne paskutinį litrą, tai tiesiog nusipirkau, galvoju, va, nuėjusi ten kitą kartą. Klientė sako, kad reikia dar jau, matau. Bet esmė tame, kad nusipirkau knygos Ironą, pradėjau skaityti, aš variau ten vos ne non-stop, variau pirmą knygą, tai iškart perskaičiau turbūt per vieną naktį, nu ten, į darbą žinomas, darbę neskaičiau, kaip į laisvą minutę, per telefoną, įsimečiau telefoną. Ir man parašė į Facebooką, sako, nes aš tuo metu buvau pas ją nuvedęs į ten verkę, sakė, oi čia įsiskyriau ten su kažkokiu 37 metų, nuo 22, atseit ten jis buvo pas ją atėjęs gyventi savaitę laiko, ten jį išvijo, nes jis tenais eina į porno pažintis ar kažkokias ten panašiai, sako, man tokio reikia. Aš pakalbėjau, bet kaip beta, nes aš galėjau ten su ją kažką daryti, nes mes buvo dėsi, buvo šampanas, dar kažką, bet aš nedrįsau kažko rinktis, bijau prarasti turbūt. Ir galiausiai aš paskaičiau tą knygą, būtent dėl ko, tai buvo paskutinis postūmis nusipirkti, nes realiai ne tą pačią, man atrodo, kitą dieną aš Airinui skambinu, sakau, reikia man knygų, kokias turi, sako, tokias, sakau, tai reikia visų, sako, eik tu visų, sako, jo visų, sako, nu, tai pasakė kainą, viską, sakau, gerai, dabar perku, tai iškart kaip ant emocijos realiai, bet nusipirkau tas 4 knygas ir dėl ko. Aš buvau pas Stepaną, man, wow, geras, vėl pasiseks, man atrodo, man ją pasiseks kažką su ją padaryti. Ir aš pradėjau tą knygą skaityti ir pastebėjau, kad aš elgiausi prie jos tik rinkiai, bet aš galėjau ne tik su ją pasivažiuoti, nu, ten galėjau viskas ją padaryti. Nes jinai buvo atsipalavusi prieš tai verkė, aš ją praminau ten viskas, bet buvo tos gyrėtis ir aš supratau, kad blogai dariau. Ir galiausiai man po 2 dienų parašo, nu, va, susitaikiau su savo to kažkokiu, tam žiūrėsim, kaip bus, bet aš jau buvau paskaitęs knygą ir aš toks, ką man jos reikia aplamai, kad jinai pati nesuprantu, kad nori su kažkokiu seniu, ta prasme, tikisi kažko gauti iš kažką senio, atsiprašom, prasme. Gerai, galvoju, aš jai sakau, gerai, tu man gali tik draugė, sakau, nors man anksčiau jinai pati man taip kažkada pačioje pradžioje sakė, kad man gal tipo draugai būsim, aš nesakau, draugais tikrai nebūsiu. Sakau, ne, aš jau draugais ten tikrai nebūsiu. Sakau, šis nebendrausime kažką tokio, bet tai buvo mano neprofesionalus toks mėgėjiškas bandymas kažką tokio, žinai, vyriškai padaryti. Tai aš jai sakau, gerai viskas, mes galim likti draugė, sakau, gali man likti tiksliau draugė, sakau, bet sakau, tu ne vienintelė, tu gali ir gera, bet sakau, tu man ne vienintelė gyvenime, sakau, yra jų pilnas, sakau, ir ponai sėkmės, ten su to kažkokio ir viskas. Ir realiai aš tą žaisliuką pasilikau, sau čia pasikabinęs ant sienos, kaip aš net jo nenunešiau. Aš jį norėjau nešti, bet aš nežinau, viskas, tai yra paskutinis dalykas, kai aš kažką bandžiau pinigais, ar ten kažkokio vadovanėlė, kažkokiais įtimais, kažkam, nu, kažkokiai fanai, kažkokį įspūdį daryti. Aš nuo to laiko pradėjau su kitom panom savo, aš vis tiek ne su viena bendrauju, su kitom pradėjau elgtis taip, kaip pagal knygas, daugiau kaip vyriškai ir paskui rezultatus, kai pana, kurie, kaip sakant, turi, kaip sužadėtinį, ne pas mane atvarė, tiesiog taip. Sakau, nu, man jinai šiaip anksčiau traukė, mes su ją anksčiau buvom, bet pasminčiau gal prieš 2-3 metus. Tiesiog aš jai sakau, davai pasivyčiu, ne, aš prie pats stotelę sakau, babučkį sako, neduosiu, sakau, ką neduosiu, apsikabinau tvirtai, ne, galiausiai davė 1, ten 3, gal 4. Toks pirmas etapas, paskui toliau ėjom iki manęs. Nu jo, net nesakiau, kad einam pas mane, galiausiai jau prie pat namų sako, kur mes einam? Sakau, kur prie manęs namai, žinai, einam pas mane. Tai aš būtum, sako, anksčiau pasakęs, būčiau neėjęs. Būčiau neėjęs, tipo, nu, bet žodžiu, nuėjom pas mane. Sakau, tai ką, ten laukia šalta, einam į vidų. Po atėjom į vidų, galiausiai aš ją su ten kažką pakalbėjau. Jinai sako, tipo, nori eit parūkyti. Sakau, aš nerūkau, sako, nesvarbu, sako, nori eit parūkyti, tipo, leisk. Sakau, neleisiu, sakau, pasilaižiu, man reikia eit parūkyti. Ne, sako, aš dabar, sako, po to, žinai. Sakau, po to aš ten nedarėsiu. Kaip sako, sakau, tu smirdėsi. O tu, sako, turi gumos, sakau, neturiu. Vėl guli, sako, gerai, sako, noriu rūkyti, žiūrė, einu, daug rūkyti, nesakau, neisiu. Galiausiai pamačiau žiedą ant piršto, bet tokį gerą, tokį su kažkaip ten, atrodo, kaip sužadėtojų. Sakau, tai ką tu čia sužadėtinį turi, sako, jau antras žiedas. Sakau, tai jau 2 turi, ne, sako, iš to pačio jau 2. Kartas pats jau jai piršas maždaug. Sako, prieš tai kitą kažkokį pirko, tai sulūžo, tai dabar brangesnį pirko, kad nesulūžtų, kažką tokio. Aš tai, nu tai gerai.
Ir anksčiau man būdavo toks atvejis, kad jeigu jinai turi vakulą, turi ten kažką, viskas, man visio, aš su jai nieko negaliu daryti, man jau atrodo, ai, viskas turi. O aš taip, tai kas, sakau, tai turėk, sakau, man tai kas, sakau, man dar geriau, sakau, kad man nereikia biudžetų, kad kažkas kitas nupirktų. Jinai pažvengia, toliau jisai guli, einu kitą, sakau, pasilaižomai įsiukit, ne, aš vyrą turiu, nesvarbu, sakau, man tas tavo vyras, nepažįstu, sakau, man neįdomu. Galiausiai dar ten kažkiek laiko praėjom, galiausiai pasilaižėm, gerai pasilaižėm, galiausiai namį taimį ten parūkė, paskui išlydėjau namo ir nuo to laiko mano gluosnė kiekvieną dieną rašo žinutę su bučkiais sokiais, nors jinai juk vyrą turi, kaip jinai sako. Ką veiki, ateini į klubą, sakau, ne, aš į tą klubą einam į kitą, nes man tas klubas nepatinka. Jinai kviečia į tą klubą, kur jai patinka, o man ten visai nepaina ir aš sakau, einam į ten, kur man patinka. Jinai neįsiu, sakau, man ten, aš sakau, ten turiu, rasiu su ko aš ten būt, sakau, kad turiu ne vienas būt. Ir automatiškai neleidai, kaip čia, savęs įtraukti tą jos pasaulį, tą jos erdvę, kur pačiam nebūtų fainai. Ir automatiškai traukas, traukia, prasme. Man tas patinka, nes aš dar iš pick-upo kažkokį internete atsiskaičiau pick-upų, tų technikų pačių pirmųjų. Kada tik tą paną sutikau, jinai buvo mano kaimynė vos. Ne kambarėka, bet iš kito kambario, prasme. Ir aš galvoju, kaip čia pakabinti viską. Ir žinau, kad jinai už pusantro mėnesio tiek įsikrausto jau. Ir aš galvoju, turiu nedaug laiko, reikia kažką daryti. Ir prisiskaičiau toj laiką, sako, kad tave matytų su kitom moterim. Man pavyko per vos ne geras 2 savaitės, per 2 savaitės maždaug, kad jie mane pamatytų su 5 moterim. Tai davedė iki to, kad jinai paskui mes su ja ėjom pasivaikščioti, mane net pati pakvietė pasivaikščioti, o po to pasivaikščiojimą sekė kitas pasimatymas naktį vos ne visą pas mane, prieš pat kelionę. Paskui išvarė ir jau kai išvažiavo, mes netgi sutarėm, kad jinai, kai grįž, būtinai susitiksim. Jinai pati taip sakė, kad mes susitiksim. Ir po to aš labai ilgai dėlsiau, jinai grįžo, nes aš nežinojau, ką daryti. Galvoju, blemba, kaip čia, ką čia daryti, kaip čia, o paskui ką nors blogai padarysiu, susifeinėsiu ir vėl bus. Gal 3 mėnesius aš nieko su jai nesusitikau. Galiausiai susitikau, kaip sakiau, tada su tom takim. Kad ir buvo viskas fainai, idealiai, bet elgiausi kaip beta. Su momentais vyriškai, bet realiai tik kaip beta. Pradedu kaip vyras ir paskui mane nustumė tas, ypačiai tie visokie. Ir aš tai išvadinama kažkas ne to, ir galvoju, dabar tik tai reikia tos mokymus, ir paskui man taip, o ką man iš jos? Dabar aš kalbu tik, kad per savaitę laiko nuo knygos įsigijimo, aš užkalbinau, nežinau, gal 15 ar kiek moterų, bet esmė, kad aš jas kalbinu po darbo ir prieš darbą. Tai reiškia, aš turiu pusę valandos grubiai, beeidamas ten į darbą. Ir tas kalbinimas nekalbinu bet kokios baisios, ar kokios aš kalbinau tą, kurį man bent kiek šiek patraukia, ar kažkuo išvaizdą. Ir buvo toks atvejis, kai kalbu su telefonu su mama, kalbėjau, kažkokia pana tiesiog pažiūrėjo, žingsnį pamačiau, o geras, priėjau, pradėjau kalbinti tokia pasimetus, kažką nenori kalbėti, aš taip gerai, sakau, viso. Sakau, matau, kad tu išsakau penktadienio vakaras, 9:30, tu čia prie šampūnų, sakau, ir tokia susikaušius, sakau, gerai, viso, sakau, nenori net vardą, sakyti, gerai, einu, pakėliau rankas, jinai iškart Justė. Kas Justė? Sako, mano vardas Justė. Labas. Pradėjom kalbėti iškai, bet vis tiek žiūriu susikaučiu. Gerai, sakau, gal kitą kartą pasimti, bet sakau, sakau, einu. Nuėjau ir kiek aš žinau, per 3 tas eilės, Akropolio Maxima didelė, per 3 tas, kurį tą prekių pas eilės, o jau sutikau kitą tokią. Prie mėsos, aš kaip mėsą norėjau įpirkti, prie mėsos pamačiau, bet jinai ateina pakelia, padeda, nueina, vėl ateina pakelia, kažkaip išpidėsnių tenais, lievas, dešras. Dar 3 kartą atėjo, aš blemą, sakau, ką tau skalnėsiu? Jinai taip, jo, sakau, bet tik, kad, sakau, nori pavalgyti, sakau, va, žiūrėk, čia geresnis mėsos, bet ten biškai paeiti, jo. Neįsiu, einam, paėmiau, taip, apsikabinau per petį, einam, ne, nusivedžiau. Parodžiau šiai tą vieną mėsą, parodžiau kitą, 3. Sako, nežinau, va, ta gal nieko, sako, aš visko noriu. Sakau, įsirink 2, pasakysiu, kurį imk. Įsirinko 2, sakau, imk šitą, ir pats vargu labai geras, puikus. Pasėmė į tą. Gerai, sakau, tai einam toliau, sakau, vėl kažkaip pradėjau vaikščioti su ja, gal kokio 20, kiek 15 minučių po tą Maximo ratais pavaikščiom, kažką pasirinkom.
oi gerai, sakau, jau turiu liek, davai, bet ta prasme nieko nepasiėmė numerį, nes dar jauna gal, šiaip, nežinau, kažkas tokio man ten nepatiko, net kažkas ne to. Nes plius tėvai važiuoja, jį ten kažkokį plotą, man šiaip nepatinka geriančios, rūpnančios, žodžiu, išėjau. Kitą dieną irgi panašiai susitikau mamos seną draugį, kur nesimačiau pusę metų, pradėjau kalbėti, praėjo 2 minutės, pamačiau tokią pat, mane praėjo tokia labai patraukišką atakymą panelį. Ir aš taip, gerai sakau, tai mes susisieksim, sakau, į kitą. Tai mamos draugė iškart prie tos, ten prie duonos, tai buvo. Vėl su ta kažką kalbėti pradėjau. Tiesiog, įsikalbėjom 20 minučių, nusiveidžiau iki stotelės, pasiėmė numerį, sakau, susisieksim, sakau, paskambinsiu, gal sakau, bus laisvo laiko, nes ten žodžiu neudomo. Ir esmė, kad tai duoda rezultatą. Ir aš pastebėjau, kad ta, kur sakiau, tokia pana, kur buvo, susikaušęs, pagal išvaizdą, pagal bent jau veidą, jinai neką nebaisesnė, realiai grožio to pačio, kaip ta, kurią aš būsiu svaigęs, pačioje pradžioje, kur tenais su katinu, ten, kur jau aš buvau vienintelė, nerasiu kitos. Tai aš kalbu, kad pagal išvaizdą, aš tik per savaitę laiko kelias pakalbinti, nes jau suradau panašią kažkokią. Tai realiai tiesiog reikia daugiau, taip sakant, veiksmų. Ir tiesa, aš turėjau tokiam portalė užsiregistravęs draugas LT, pažintys ar kažkas. Aš jau senai ten turiu, gal nuo 2009, bet aš buvau 3 kart net pamiršęs, kad turiu. Ir aš ten vis pakalbindavau. Tikrai būdavo, kad susitikdavau iš to, nes aš rašydavau originaliai. Parašydavau kokią nors nesąmonę, užkabindavau, atrašymumas. Aš savo žinutę tobulinau, daug laiko, gal 2 metus. Vis tobulini, kas mėnesį, kas 2, kas 3. Ir atrašomumas netgi labai gražių, kurios tenais niekam neatrašo, netgi tos atrašo. Tas labai didelis atrašomumas. Bet kažkokios realios naudos labai mažai. Prasme, kad susitikti kažką, vienetai. Aš vieną kartą, atsimenu, bandžiau tą praktikoje. 300 moterų tų merginų parašiau per vieną vakarą. Tiesiog sėdėjau, gal 2-3 valandas, nežinau, žodžiu, variau, copy paste, žodžiu, galėkiai. Man ir ten rašos, ko čia tu visom sakai, ką tu jau karna, žinai. Bet esmė tame, kad iš jų su 3 ar 4 susitikau. Tai jums galima daryti, bet tai tiesiog kainuoja labai daug laiko. Energijos. Ką? Energijos daug kainuoja. Energijos ir nėra jokio rezultato, kad tu būtent tą, kuriam nori. Tas realiai, kuriai tu kažko atitiksi, kuriai tuo metu nebus kokia nors PMS, nebus tą dieną, bus ta diena, gera nuotaika, kas tiesiog, jeigu užpulsi, užtaikysi, aš dabar turiu gal 2-3 draugas, su kuriam tiesiog esam draugai, bendravom iki šiol, buvo būtent internetu susipažinau. Tai tiesiog įmanoma, bet tai tiesiog daugiau laiko kainuoja, numerį gauti, ką tai jau aš jau sakyčiau, didelę praktiką, aš jau daug paprasme, o aš jau buvau kaip aš neturiu laiko į gatvį ten kalbint bet ką, aš taip įsivaizdavau, kad kalbint bet ką neturiu, nes ten vis tiek aprašymas yra kažkoks, tu jau minimaliai žinai, kas per pana atrodo. Bet pastebėjau, kad gatvėje daug geriau, nes tiesiog patiko, grinai, ne tai, kad šiaip patiko, bet tikrai traukė jau, tu ją kabinį, jau tai tau blogiausia atveju, kaip lovos partnerė. Taip. Jau tu vieni iš tos pusės, o jeigu dar charakteris sutiks, tai tiesiog... Tai apibendrinat, kokie tavo rezultatai prieš knygas nusiperkant ir po knygų? Tai aš kadangi esu savarankiškas, pats iš savęs mokinausi, pats savo praktikos galbūt stengiausi žiūrėti iš kitų, tai aš įsivaizduodavau, kad aš turiu gerus rezultatus. Bet, sakau, paėmus knygas, iš tų kalbinimų, kiek aš kalbinau, kiek aš anksčiau kalbinau, tai mano, kaip čia pasisekimo šansas pakilo gal 70%. Oho. Ta prasme, aš anksčiau jau labai ilgai ieškodavau, ką užkalbint gatvėje, jau matau, kad žiūri mane ten pusę valandos, jau tada prieini, ir jau ten pavyksta kažkas. Bet aš kalbu, kad dabar man užtenka vieno žingsnio, mane atpažėjo, net nereikia to žingsnio, gali mane nebūti net pažėjus. Aš kalbu, kad tiksliau kitaip pasakysiu. Jeigu mane bent pažėjo, tai aš jau labai turiu nemažą šansą, kad mes suėjai. Nebent man nepatiks, kai buvo tada, kai priėjau, pradėjau kalbėti, žiūriu, susikaušius visada. Sakau, ką tai taip dažnai kalbina? Ne, niekada. Tai aš tu galvoju, tai ką tu kažką netaip darai, reiškia, panelė, jeigu tavęs nieks nekalbina niekada.
iš karto tokia, sakau, jeigu tu tai visus atstuminėjai, sakau, kai mane dabar sakau, tai suprantama, kodėl taip nėra. Gerai, sakau, iki sakau, davai, jinai tada pati tada savo vardą pasakė, viską. Maladės. Patiko tas jos, kaip čia. Ir aš taip, gerai, iki, nenoriu su tam net bendrauti. Tai va tas pats, va, iš to airino mokymų, iš tų video, aš tavasme prisižiūrėjau ten, žiūrėjau telefoną, gal 300 ten viršaus tų video. Ta prasme, ne video, aš ten įrašus, tiesiog yra iš YouTube, tas programos, kur patinčia. Aš tenai dirbu po 12 valandų, 12 dirbtui tenais. Ir ten realiai ten nėra ką veikti, aš tiesiog per ausinės pasleidęs tos įrašus random arba kaip nors. Ir eina jie tenais. Eina man. Ta prasme, jaučiuosi tobulėjantis, aš po darbo esu toks susipumpavęs, kad aš net bendradarbėm 2-3 valandos iki darbo, sakau, greičiau tą darbą baigtųsi, kas bus, sakai, su panu, kad eik, man pradžioj taip sakė, eik, sakau, tu čia kol tu kabinsi, eik, maždaug taip ir, žinai, bet aš taip, žinai, vis papasakodavau kokį vieną kitą įvykį iš gatvės, iš kažkur, galiausiai atsisėdom, sekančius dalį žiūri, žiauriai gera pana liko, ta prasme, su miniaku, ten vos gerai apsirengi, žiauriai, ta prasme, su apsalė, aš tam žiūrėjau, kaip tau ta pana. Nu jo, tipo, gera. Bet jis man vis sako, tipo, jis netik, kad aš užkalbinsiu, jis sako, va, pabūtė, sako, va, kalbinti, tai gal užkalbinsi, maždaug tokiais pasišaipimais. Tai lipo ir kaip tik šalia atsisėdo, nes aš ją taip žiūrėjau, taip sakant, rimtai, nu, ta prasme. Tai jinai kažkaip, nežinau, atsisėdo šalia, aš jai sakau, labas kažką. Ta taip, labas, žinai, kur čia važiuoju, kur tu pasipošau, sakau, iš ryto, nes mes ryte baigiam darbą. Jinai taip, aš, nu, čia į Balį, sakau, ryte į Balį, penktadienį į Balį ryte. Ne, nu, čia į darbą, ten darbę Balis, bus taip toliau. Pradėjau kalbėti ir kišau savo rankų, aš ten buvau, kadangi skubėjom iš darbo, aš neapsiplausiu, ten buvo purtinai. Aš jai duodu tą ranką, paėmė, pažiūrėjau ją. Tai aš tokia ir tokia, ten vardą pasakė, aš toks gerai, sakau, matai, iš darbo, sakau, nespėjau suprasti, vėl įsidėjau piršinį. Žodžiu, esmė tame, kad nesvarbu, kaip rodai, kas kaip, neįskaip. Ir ta prasme, realiai mes taip smagiai pasišnekėjom, aš padarau tą bendradarbį kažką kalbinu, tai žiūriu iš tenais į telefoną, įsitraukė telefoną, įnėrė iš gėdos, iš baimės, net nežinau, iš ko jis ten labai nedrąsus iš jis. Ten su mum veikti kalba į tą telefoną įgrįvęs, tai galiausiai važiavam, žiūriu, sakau, lipam čia, sakau, jau čia nėra ką veikti, tam mokykį nėra, daug planų nieko. Ne, lipam, išlipom mes. Pamačiau vieną paną, bet kaip tik kitas autikas, važiavo, tokia visai akis patiko viską. Bet kažkaip jinai ten telefoną įsitraukė, aš taip sudvėjojau, galvoju, sudvėjojau, tai neimsiu. Aš taip nusprendęs, kad arba įimi iš karto, arba neįimi iš jis. O ne tenais dvėjoju, klipčiai 20 minučių ir paskui priimti. Galvoju, sudvėjojau, padariau klaidą, reikėjo iš karto, žinai, kalbinti. Praėjau, sėdėjau į autiką, paužiau, statelę, žiūri, tam autiką iš vis nėra panų normalių. Šiam skulipam, tai ką čia sako laipėsim, bet vieni po kas statelės, koks skirtumas nuolatinį turim. Davai lipam, išlipom, kitas atvažiavo, įlipau ir jis nevažiuoja, žinai, stoviu gal ten, nežinau, 15 sekundžių, atidvytų zulis nevažiuoja. Pamačiau, kad ten autikė irgi nėra panų, skulipam, tai ką čia vėl laipėsim, nu žodžiu, išlipau ir dar sekant įlipau. Tik įlipau į tą, bet aš jau vienas įlipau. O pačiam priekį stovi, sėdi ta pana, kurią pamačiau prieš tai statelės, kur ta su gražiom akim, ta tokia, žinai, man patiko. O, iš karto, kaip antras šansas, žinai, davai, iš karto priejas, pradėjom kalbėti, tai va, aišku, norėjau čia tau klausimą dar tiesą užduoti, tai, nes aš iš tų video, aišku, negavęs, o kol mokymų neturiu, tai irgi dar keista, prasme, nu, per mokymus tikrai aš žinosiu. Tai aš įsikalbėjau, įsibendravau, įsiaiškinau ten daug, ir galiausiai sakau, tai ką veiksi savaitgalį? Sako, tai nežinau, nieko žinau, sakau, tai galim susitikti. Jinai taip, tai aš draugą turiu, sakau, tai aš draugų turiu. Tai, bet aš vaikiną turiu, sakau, tai turėk, man tai negaila. Bet ta prasme, aš, va, norėjau paklausti, kaip ta prasme elgtis su, atsimenu, kad reikia nekreipti dėmesio, bet kaip elgtis aplamai su tom, kurios turi vaikiną, ten ar kažką. Na, čia, žinai, mokymuose bus naujausios technikų, žinai, atrastus, apeisi labai lengvai, žinai, bet čia daug šnekėti, reikia man video rodyti, aiškinti. Čia tai paprastai neišaiškinsi, žinau. Tiesiog, va, čia tas toks vienas iš svarbesnių tų, nes iš tos... Jos labai daug kas turi tos vaikinus ir mokėjimas apeiti tą vaikiną yra ypatingas, svarbus įgūdis labai. Gerai, nes aš
Mes praktiškai dabar turim sistemą, kur nesvarbu, gali vaikiną, tai gali netgi stiprų santykiai būti, vis tiek mokėsim suviliot. Jinai nebus mūsų moteris, bet mes ją kitaip suviliosim, darysim. Bet čia jau tik mokymuose. Nu. Jo, gerai, tai dėl to ir sakau, kad mokymai ten, aš sakau, jeigu žmogus iš nemokamų video, iš tų, kur tenai, žinai, iš ten vieną kokį nors sakinį, iš ten aš tiesiog kitas gal, žinai, pažiūrėjau 2 video ir sako nieko gero. Aš įsižiūrėjau visus ir mačiau, kad ten tikrai daug yra gero. Ir jeigu tik iš to jau turi kažkokią naudą, tai aš sakau, jeigu dabar turėčiau pinigų, tai pasidėjęs, tai net dvėjome, žinai, iš karto paimčiau. Atsimenu tą įvykį, kai tas neatsimenu jo mokinio vardas, bet apie Bemą. No, Andrius, no. Ir paskui sako, ką, dabar turiu prastesnę mašiną, bet sako, mano gyvenimas kokybė visiškai pakilo. Tai aš tą patį matau, kad ta prasme, grinai, dabar kaip tik turiu šansą ir kai gautus pinigus gausiu kitais metais, ta prasme, po naujų žodžių. Ir aš galvojau, mašinų nusipirkti visus, nieko gero nusipirksiu už tokią sumą, tokia prasme, normalią gerą, tokia vidutinišką, ką ten dar galima. Ten nieko nenusipirksi, kompą, 3 naujus kompus gerus, žodžiu, ten realiai pasipažiūrėjus, ten nieko blakų nepasims. O šitie mokymai, tai tu gali, kaip sakei, vasas, nuogas, plikas į Australiją iškristi ir ten tiesiog prasisukti. Man tas yra daug didesnė nauda ir man net keista, kad jie tokie pigus tie mokymai. No. Nes, prasme, aš tikiu, kad ateis, nežinau, pusę metų ir daugiau, tai arba kai į užsienį išvažiuosi, tai jie bus daug brangesni. Jo, būtent. Nes matėjai tą video apie YouTube, tas žmogus, vyras, nežinau, jis ten to pinigų kaip šieno turi, jis nežino, ką daryti, bet jis nesupranta, kaip pakalbinti, jis nieko, jis te kažką jai bando pasakyti, jis ten mėto tos pinigus, ten dar neški, jis ten galvoja, kuo daugiau neši, to jau paėsiu, o ją tik tai labiau atstumė. Tai tas, aš į savo praktikos gerai, kad nereikėjo sulaukti 50 ir patirti tai, kad pinigų... Taip, suvokt. Jo, tai dabar man, ir plius dabar, čia paskutinis naujasias video buvo, Kęstutis dabar kalbėjo, kad reikia, kodėl nėra protinga gauti nelegaliai. Pirmas dalykas, tu nevertinsi to, ką pigiai gauni. Jo. Pirmas dalykas, tu nevertinsi to. Antras dalykas, prarandė galimybę užduoti tiesiai vasarinu. Bendraut, jo. Tą matom. Jeigu dabar aš iš Kauno, bet jeigu bus galimybė, kai bus galimybė, tas nuvažiuosiu į Vilnių, susitiksim ten, pabendrausim, paskui mokymai viską. Kitas visai tas lygis, tai yra aukštas lygis, o ne ten kai... Tai knygos rašytos 2011 metais, žinai, 2012, 2011. Tai dabar yra 2014 pabaiga, tai žinau, kiek mes čia patys pažengėm psichologijos. Ir čia ta žinias tai gali žmogus atvažiavęs pas mane sužinoti. Ką to knygose tai yra maža dalis iš tikrųjų, koks viliojama mes dabar esam pažengę. Tai neapsimoka produktų nupirkti iš kitų pigiau ar bandyti kažkaip kitais nelegaliais būdais gauti, nes jeigu tu gausi vis tiek, tu į mane anksčiau vėliau dažniausiai kreipęs, kokį klausimą užduoti, aš klausiu, iš kur tu gavai tos produktus. Nes nėra nei pavedimų, kopijų, nėra nei, nieko nepirkęs. Taigi pas mane tai į sistemą viskas krenta, vardai, pavardys, kas pirko. Ir nėra to žmogaus, tai iš kažkur gavo ir po to labai nemalonė atmosfera. Ir kai buvau su vienu, sužinojau, iš kur gavo. Tai su tuo žmogus buvo jas mano mokymus. Buvom startį rašę, kad aš jau negaliu viešinti. Tai praktiškai, aš jam galiu visiškai sugriauti gyvenimą. Ta prasme, jisai neįgavo tų rezultatų gerų, nes jisai galvoja tiesiai mokymus, kad aš už jį viską padarysiu, žinai. Negavo bijau žmonių nuomonės, aš sudėčiau tos video, koks ten realiai laupas buvo, tai sugriaučiau jį totaliai, žinai. Geriausia mane nesigadins atnikiu, nes aš galiu tos video perdaryti taip, kad tu pasnis laupas būsi, žinai, ant tų video. Čia, jeigu mane gražiai padaro, galiu ir aš po to labai negražiai padaryti. O teismų, tai jau mane gali dabar į tuos teismus visi duoti, supranti. Iš manęs jokių turtų nepaimta, kad ir laimės kažką teismo, nieko nepaim, žinai. Tai čia supranti, aš sėdžiu, kai ramus, kai belga, žinai, geriau jau partneriauti su manim. Ne, tai čia faktiškai
partnerystė Ir plius su manim nieks nepartneriaus tas, kuris matau, kad gavo kitų produktus nemokamai, kaip, pavyzdžiui, Kęstutis, Gintaro Lunskivo. Jisai atvažiavęs į nemokymus, jisai nedavė tų produktų man. Jisai sako, yra pas Gintarą, eik nusipirksi. Aš specialiai jį patestavau. Ar jisai duos man nemokamai kitų žmogaus, kurių pirku produktus? Ne, sako, eik nusipirksi. Ir viskas, supranti. Ir todėl aš dabar jisai daro video partneriausi man, nes aš juo pasitikiu. Nu, kiek čia irgi tų vyrų ne viens nori partneriau, bet nėra dar pasitikėjimo. Nori, bet nieko patys nedaro. Tai va, žinai, čia. Nori kitų sąskaitą. Tas niekur gero neveda. Nebent tau šiaip tik paskaityti, žinai, ten ant prikolo, bet ir taip, nieko gero. Ne, man tai aplamai, aš tai pirkau dėl to, kad jeigu... Girdėjai, kad... Jo, girdžiu, biškiai užstrigu, nu. Gerai, užbaigėm jau mūsų pokalbį, taip trumpai dar, susumuo kažką ir viskas, nu. Ne, tai aš sakau, dėl tų knygių, ta prasme, aš pirmiausia, tai... Net, ta prasme, jokių ten tų, kai ten po pemlitų, ten vieną kitą knygą, aš tiesiog sakau, pas mane gyvenimas, tas, čia, neteisinga pasaulėžiūra, tie nemokėjimas elgtis su pinigais, ypač ką daryti, kai jų turi daug, tarkim, arba turi nemažai, ir ką daryti, kur investuoti, dažniausiai jos, kuo daugiau įdirbi, tuo daugiau išmėtai. Dėl to už tai teko man turėtų problemų su pinigais, bet aš jas įsisprendžiau. Aha, nu ir svarbiausia. Jo, ir dabar sakau, va, tas knygas nusipirkau, tai vien dėl to, kad papildomai daugiau kažką, sakau, kai kiti gal susikopė, dedas, susikopė, turi sustaupę, taip. Skolas buvo, bet kai pagyvas, tai štai, va, pasiėmiau knygas pradžiai, bet pinigų kursai, ko ne dėl to, kad galima paminėti, tai turiu didesnį darbą. Jo, reikia varyti ir jo, čia, tikrai. Nu, iki to laiko dar pats tobulinsios tensios, kad kuo lengviau būtų man pačiose kursuose jau atėjus, kad nereiktų tenais. Kad kai kiti būna, žinau, tokių, kad sako, kol va nenueisiu, kol man neįspirsi šimtą, tai aš nedarysiu, kol, kaip sakant, susimoka, ateina ir tada sako, nu, aš dar ne vienos moteris nekalbinės gyvenimą, ką dabar daryti. Nu, ir tada jau tą jam aiškinu. Ir aš tiesiog nenoriu būti tas, kuris iš vis nuolio, jau kuris turėtų biškį pagal knygą. Jo, tai gerai, tada žodžiu, pasim tą naktinių žaidimų DVD, kai turėsi, ir užbaigiam pokalbį šiandien, tada, jo, tai, nu ką, sėkmės tau. Gerai, iki. Nu, laikykis, ate.